Šiandieną mes esame Burbiškio kaimo dvare ir pasinaudodami šią progą kalbiname nuolatinius suolelio lankytojus. Ir paklausinėsime mūsų pašnekovų apie kultūrą. Ai, buteliuką paliksit? Buteliuką paliksit? Paliksiu. Palikit buteliuką. Taip. Ko vardu? Pranas. Ką veikėt? Aš šiuo metu išėjau karves buvau perkelt. Gal turit ką nors pasakyt? Turiu. Valdžiai. Turiu. Valdžia. Jinai žmogui visą laiką kaip rakštis subiniai. Rakštis subiniai. O gal apie... Bet Taip, viena taip. valdžia geriau negu Kita. daug valdžių. Nes viena rakštis subiniai geriau negu visa subinė vien rakščių pilna. O dabar jaučiuosi kaip rakščių pilna būtų. Prašome nesėdėti ant kelmo. Tai va, ko man taip čia bado. Ką manote apie globalinės problemas? Sakykite. Jūs reaguojate į tai, kad Antarktidai nutirpo 5 cm. Kur? Kuo paveiks Kur? šis globalinis efektas jūsų pasisėdėjimo parke? Man karvė šienas šlapa šiais metais neuždarėjo. Kokia man Antarktida dabar? Antarktida man šieną iš kur man gauti reikėtų. Ir dar tų rakščių vis pilna, vis rakščių. Taigi, šią sunkia kaimo dilema mes pereiname prie reklamos. Taigi, tęsėme mūsų laidą Kultūros barai. Sakykit, tai kaip jums šitas parkas? O, man tai staliukas geriausias. Gal turėt darytuvą? Darytuvą. Turiu žiebtuvėlį. Va. Taip. Agne. Taip, man tai žinokit, čia vat, aš ateinu, vat, prisimenu vat, dar prieš 50 metų, kaip čia buvo, oi ką čia prieš 50 kolchozas, viskas, čia dar eidavau, ten ir karvių nešti ir viskas. O dabar suprantat, ateini, čia vis dar tas ant to pačio, aišku, dabar jau baltas restauruotas, bet nu, taip malonu, taip pat tokie geri jausmai, visą ką. Aha. O tai sakykit, šitą socialinė, ekonominė sunki situacija, ar nepaveikia jūsų gyvensenos einant į šitą parką? Nu, kai tava užtenka biškį, nu, va, ant viteliuko. Susidūrėme su itin konservatyviu nuolatiniu parkų lankytoju. Ai, nekreip durnius, yra nekreipti dėmesį. Prisigėrė jau tas. Taip. Sakykite, ar pamenate dar tuos čia laikus, kada čia buvo viskas žolėm ir žolynais apaugę? Ir tik tais, gal vietinių žmonių širdyse išlikę šitie prisiminimai buvusių iškilaus Lenkų dvarininko pono turtai. Nu, žinot, tas dvarininkas, aš jums galiu tiesiai šviesiai pasakyti. Aha. Bjaurus iš tikrųjų buvo, žmogus bjaurus, muždavo ten visą ką ten ir tikrai ten nekas buvo. Bet va, kaip atėjo, va, sovietai buvo, o tada tai buvo laikai. Nebefilmuoja mūsų, nu. Tai ką, dabar čia iš manęs pasityčiojimą darot, ar ką? Ne. Ne, mes čia kultūriniai televizijai filmuojame laidą.
tau pridegsiu. Dar pamečiau žiebtuvėlį. Bet aš irgi norėčiau praeiti. Ačiū. Kultūra tai yra dvarai, yra karšyklos Vilnų, tvartai, vestuvės ir tilteliai ir dar kur Džeimsas rinko šakalius. Tai va tiek šiandien sužinojau apie kultūrą. Čia noriu pasisakyti, ponas. Tikėkimės, kad rytoj dar daugiau sužinosit. Aš tikiuosi taip pat. Taip. Vis tik daug jau metų. Taip, žodis kitam pašnekovui. Aš norėjau paklausti kultūros vadybininko, kaip jūs jausitės po to, kaip jums šiandien buvo atvertas 7 kultūros klodas. Iš tikrųjų, žmogus kultūriškai subrendęs, sulaukęs tokio amžiaus, kada gali kultūriškai visavertis jaustis, tu supranti, kad tai yra kažkas tokio, apie ką neįmanoma prieš kamerą pasakyti, tai reikia jausti.